Blues Cruise Kaunas Blues 2025. Pristatysim pirmąją grupę. Jie gros spalio 10 dieną. Tai rimti baravykai, vyrukai, bikeriai. Fuzz Rider iš Graikijos. Tai grupė, kuri susikūrė, sakyčiau, ne per seniausiai 2021 metais per karantiną. Bet patys jau yra tokie padoraus amžiaus, kitose projektuose pragroja. Jimmy's pagrindinis vokalistas, Lord 13 grupėje grojo. Nikolas, kuris groja bosų. Tai undergroundo sceną visą paėmęs Graikijoje. Brianas ant būgnų. Ir jie visi draugai. Tai yra blues roko, rimto blues roko projektas. Turi unikalų garsą, unikalų stilių. Tai net kiti kritikai pavadina muzikos žurnalistai. Tai toks kaip dykumų muzika. Transas turi net ir artimųjų rytų skambesio. Pagrindinis Jimmy's, tai jisai buvo tatuiruočių meistras. Bikeris, visi bikeriai. Nikolas, tai iš vis pas jį specialybė ten mechanikas, scientific, mokslininkas vienu žodžiu. Brianas irgi savo keliais. Tai nuo pirmadienio iki penktadienio dirba, su keltu persikelia į Salytę, nueina į vasarnamį ir tada kala va ta heavy blues rock. Paprasta chebra, kuri susibūrė ir padarė šitą projektą, tiesiog pajuto, kad reikia ir širdies padarė. Tai jų pirmieji fanai – bikeriai. Apsupti bikerių, kai jie groja, kai jie džemina, kai jie praktikuojasi. Tai vienas toks prisiminimas, kad atėjo vienas fanas, nusipirkė su plokštelė ir su raktu atėjo ir sako, parašą perbrėžk per plokštelę, pasirašyk. Ta prasme, kad plokštelė sugadins nesvarbu, bet va, su raktu parašus uždėkite ant plokštelės. Jie dabar antrą diską išleis, į Kaunas Blues festivalį atvažiuos naujų diskų, bet aš manau, kad šita grupelė dabar tokią bangą greitą pagavo, kad jų vardas bus didelis visam pasaulyje, ypatingai bliuzo pasaulyje. Tai tikrai labai džiaugiuosi, kad suradau šitą grupę ir parašiau jiem, taip apsidžiaugė, sako, mes pasiruošę, kad ir dabar atvažiuoja. Sako, kai mes turuojam, pas mus draugai iš kitų šalių Europoje tiesiog kartais su motociklais paskui seka visi tie bikeriai. Tai Fuzz Rider verta pamatyti, gyvai bus didžiulis smūgis. Jie gros spalio 10 dieną Kauno sporto halėje. Tai ką aš jums patarčiau, visiems pasinaudokit progą pamatyti va šitas kylančias žvaigždės. Tai labai yra puiku, kai pagauni dar, kai dar grupė kyla, bet dar netapo didžiuliam žvaigždėm ir va tuo momentu pagauni. Tai čia, kaip sako, kiekvieno bukintojo azartas pajust, pamatyt. Tai pasimatom spalio 10, įkabins normaliai. Prižadu.